Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-osios rinktinės jaunųjų šaulių pasižadėjimą ir šaulių priesaikos ceremoniją pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei, tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvoj dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Gerbėmieji, prisiminkime visus žuvusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir pagerbkime juos tylos minute. Ačiū. Esame dviejų svarbių ir gražių švenčių sandūroje. Lapkričio 23 minėjome Lietuvos kariuomenės dieną, o prieš 27 metus lapkričio 25 buvo atkurta Vilniaus šaulių rinktinė. Taigi sveikiname visus susirinkusius į šių dviejų švenčių paminėjimą bei jaunųjų šaulių pasižadėjimo ir šaulių priesaikos iškilmingą ceremoniją. Mūsų šventėje šiandien dalyvauja Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, atsargos pulkininkas leitenantas Liudas Gumbinas, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Seimo narė Gintarė Skaistė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas, ilgametis šaulys, buvęs Lietuvos Šaulių sąjungos centro valdybos narys profesorius Saulius Nefas. Taip pat Ukmergės jūrų skautai, Ukmergės švietimo įstaigų atstovai, Utenos Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės jaunieji šauliai, kiti garbūs svečiai, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, pasižadančių ir prisiekiančių artimieji. Sveikinimo žodį tarti kviečiame Lietuvos Šaulių sąjungos vadą, atsargos pulkininką leitenantą Liudą Gumbiną. Gerbiamas merė, dvasininkė, garbūs svečiai, Seimo narė, gerbiami miestelėnai, broliai ir sesės šauliai, iš tiesų pirmiausia dėkoju, kad esu čia šitą gražią popietę ir tokį iškilmingai rikiuotei, tai tikrai tas sekmadienis tampa turiningesnis ir pilningesnis man būnant čia su jumis kartu. Už kelių minučių jūs duosit priesaiką Lietuvai, duosit šaulio priesaiką, pasižadėjimą. Kaip aš būnu šitose priesaikose, man visą laiką asocijuojasi labai aiškus dalykas. Tai yra kiekvienos asmenybės, asmens, kuris stovi šitoje rikiuotėje ir duodama šitą priesaiką, tai yra tam tikras brandos žingsnis kiekvieno iš jūsų, kuris žengia šitą žingsnį. Tai yra tas žmogus, kuriam neužtenka vien tik rūpinti savo gerbuviu, savo aplinka, bet jisai pasiryžta
žengti tą žingsnį ir sakyti, kad man rūpi ir mano aplinka, mano valstybė, mano tauta, mano tautos raida, valstybės raida, ateitis, o tai ir yra ir mūsų vaikai ir viską tai, kas mūsų supa. Tai iš tiesų yra kilminga, tai yra prasminga ir tai yra platus akiratis, kas jungia ir mus bus būtent visus šaulius šitoje organizacijoje. Mes visi vienaip ar kitaip susirinkę tam, kad prisidėti prie tos valstybės, prie mūsų tautos, prie mūsų raidos, prie tos ateities saugesnės valstybės. Tai iš tiesų aš lenkiu galvą prieš jūs, nes jūs esat ta Lietuva ir ta Lietuvos ateitis, kuri jungia mus vieningas skėtis Šaulių sąjunga. Tai sveikinu jūs su šituo asmenybės brandos žingsniu, su tuo apsisprendimu žengti tą žingsnį. Ne kiekvienas sutinka ateiti į šitą rikiuotę, atsistoti ir duoti priesaiką. Tuo tarpu galbūt nemažai yra, kurie palaiko mus. Ir širdyje taipogi yra bendraminčiai. Bet jūs esate tie, kurie žengia žingsnį ir stovite šiandien kaip pavyzdys ir aplinkai, ir man pačiam. Dėl ko man tikrai negaila to laiko ir triūso, ką aš atiduodu irgi Šaulių sąjungai, būtent matant jūs. Jauniesiams šauliams norėčiau palinkėti ir pasakyti irgi, jūs esate šaunuoliai, nepaisant to, kad aš žinau iš jūsų nemažai atbirės nuo tos sąjungos, taip jeigu galėčiau įsireikšti. Tikrai ne visi pasieksite tą stotelę 4 pakopos ir jau po kiek laiko, galbūt kitais mokslo metais jūsų bus kur kas mažesnės gretos ir matysit naujus veidus. Taip yra. Jūs jauni, judrus, pabandot, kitur išeinat, bet tas, kas išbus iki galo ir sulauksite arti pilnametystės Šaulių sąjungoje, aš jūs galiu patikinti, kad jūs būsite visa galva aukštesnė negu jūsų kolegos, tie, kurie nebuvo šitose gretose. Jūs būsite panašus kaip jūrų skautai, kuriais aš didžiuojuosi ir mes su jūsų vadovybė labai tampriai bendraujam, mes esam bendraminčiai. Tai ar vienoje, ar kitoje organizacijai būdami, jūs tobulėjate, augote ir jūs tampate iš tiesų tais lyderiais, pasitikinčiais savimi, kuriuos aš matau jūsų kolegas, kurie yra sąjungai. Ir vakar mes turėjom suvažiavimą, jūsų vyresni jaunieji šauliai, jie puikiai vadovavo suaugusiems ir aš mačiau, kiek jie stiprus yra savo lyderystę. Tai tokie jauni žmonės, kurie be pabūs, ar studentais, ar kariuomenėje, ar kažkur kitur versle, jie įgauna labai gerų savybių. Tai linkiu jums iš tiesų iškentėti, užsispirti, turėti valios ir ateiti į tą galutinę jaunojo šaulio stotelę ir nepalikti šitos Šaulių sąjungos jaunųjų šaulių tarnybų, bet tęsti su šauliškumu. Linkiu visiems įsiklausyti į priesaikos ir pasižadėjimo žodžius, kad tai nebūtų tušti žodžiai, bet iš tiesų tai būtų iš jūsų širdies, iš jūsų sąmonės einantys žodžiai. Linkiu kiekvienam iš jūsų įsisąmoninti šaulio priesakus, kurie bus jūsų tarnybiniam pažymėjime, 10 priesakų. Ypatingai noriu pabrėžti paskutinį priesaiką. Gerbk šaulio vardą ir brangink Lietuvos vardą arba Lietuvą. Tai yra svarbus priesakas, nes mes visi esame dabar nebe atskiri asmenys, bet esame Šaulių sąjunga ir kiekvieno jūsų elgesys atspindi Šaulių sąjungos veidą. Ir sveikinu jūsų artimuosius, kurie nemanau, kad jie tikrai jūs esate be jūsų sutikimo ir jie šiandien taipogi tampa šauliais rėmėjais, nes jų parama jums suteikia galimybę stovėti šitoje rikiuotėje. Tai sveikinu visus ir linkiu garbingos tarnybos Lietuvai ir Šaulių sąjungai. Ačiū. Dėkojame sąjungos vadui. Pradėsime Lietuvos Šaulių sąjungos